Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija jau paruošė rekomendacijas ebolos virusui ištirti, paėmimui ir transportavimui. O vertindama gyvenamosios ir darbo aplinkos rizikos sveikatai veiksnius, ieškodama sveikatą galinčių sutrikdyti ligų sukėlėjus, pokyčius organizme, užtikrina aukštą tyrimų atlikimo kokybę ir rezultatų patikimumą, nes jie atliekami taikant naujausius tyrimo metodus. Kalbame su Pirmos skyriaus vedėja daktarė Rita Butilkina. Gerbėjom daktarė, atėjo žmogus į laboratoriją jūs, ar ne, ir sako, blogai jaučiuosi. Į klausimą atsakyti vis tik tai, kuri sistema funkcionuoja žmogaus blogai, gali tik laboratoriniai tyrimai. Ir atėjusiam žmogui mes patariam pagal pasireiškusius nusiskundimus, pagal bendrą būklę, parenkam tuos tyrimus, kurie tai minutį jam yra prasmingiausia pasidaryti. Na ir nuo ko taip pradedam? Žinoma, visų pirma, bendras kraujas, biocheminiai tyrimai, tai kasos, kepenų fermentai, cholesterolius, cukraus kiekis kraujyje. Tai yra pagrindiniai rodikliai, kurie yra nesunkiai vertinami ir kuriuos atlikus jau mes galim patarti žmogui kreiptis pas savo gydytoją ir siekti tolimesnio ištyrimo. Taigi atėjau į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją pasiimti tyrimų, o pasitikrinau čia visą sveikatą savo, nes taip man patarė daktarė Butilkina. Pasirodo, kad čia tikrai galim padaryti daugybę tyrimų. Taigi, gerbiama daktarė, mano tyrimai jau yra? Taip. Nu ir kas gero? Kas blogo? Kad jūs labai gerai jaučiatės ir jūsų tyrimų rezultatai ganėtinai geri. Nuokrypių nuo normos nėra ir daugybė pozicijų visos neviršė normos ribų, o kaip tik yra puikus geri rezultatai. Dieve, kaip nurimau, o jau kaip bijojau, nes aš pasidariau, gerbimieji žiūrovai, ir vėžio markerius. Ir žinot, daktarė, papasakosiu dabar, kai aš pasidariau tos tyrimus pas jūs ir paskambinau vienai kitai savo draugė, net savo sesiai, visi sako, kaip tu nebijojai. Nu, žinot, daug kas bijo. Taigi, nereikia bijoti, reikia pasidaryti tyrimus. Vienas dalykas nurimti, taip kaip aš nurimau, o jeigu nedaug dievė kažkas yra. Mes atliekame žarnyno, moterims kiaušidžių vėžio, žarnyno vėžio atliekame žymenis. Taip pat mes atliekame ir krūties vėžio žymenis. Visi žymenis yra tuoj pat ištiriami tą pačią dieną praktiškai, jeigu žmogus ateina pas mus įsitirti iš pat ryto, tai mes paėmam kraujo mėginį, pas mus yra procedūrinis kabinetas vietoj, yra paėmamas mėginys ir nustatome tos žymenis. Gruodžio 1 bus pasaulinė AIDS diena, taigi lytinių kelių plintančios ligos. Kokius galim tyrimus padaryti, kokia tvarka yra anonimiškai, neanonimiškai? Pas mus atliekami lytiškai plintančių infekcijų tyrimai, kuriuos galėtume padalyti į 2 grupės, kuomet yra tyriami paimti mėginiai iš lyties takų ir kraujas. Tai iš kraujo ištiriamų lytiškai plintančių ligų grupiai priskirčiau živ virusą, hepatitą B, sifilį, o tų sukėlėjų, kurių ieškome lyties takų gleivinėje, tai yra chlamidija trachomatis, mikoplazma, ir eilė jų vis daugėja, mokslas vystosi ir molekuliniai tyrimai taip pat vystosi. Šiuo metu mes galim pasiūlyti vieno tyrimo metu padaryti 7 lytiškai plintančių ligų sukėlėjus. Tai praktiškai visi šiai dienai žinomi ir kurie yra gydomi, jeigu jie yra aptinkami. Kviečiame išsitirti nemokamai dėl živ infekcijos. Nemokamai. Taip. Anonimiškai. Anonimiškai. Ir labai greitai. Ir labai greitai. tą pačią minutę. Taip. Šią savaitę minima supratimo apie antibiotikus diena. Ar jūsų laboratorija yra galimybė sužinoti, ar tas antibiotikas pakenks tam ligos sukėlėjui? Sėkmingo gydymo antibiotikais pagrindinis dalykas tai nustatyti jautrumą. Pas mus laboratorijoje daromi pasėliai ir nustatomi jautrumai iš visų įmanomų anatominių vietų ir žmogus gali gauti keletą antibiotikų, kuriuos įvertinęs gydytojas parinks tinkamiausią
ir gydyti tokiais antibiotikais, kokiais reikia. Kartais žmonės nepakankamai žino apie sveikatą, ar dėl to, kad nenori, ar dėl to, kad nežino, kur kreiptis, o mes nurodėm kur. Noriu tiksliai įsitirti, ar tikrai Laimo ligą turiu, kurią diagnozavo man odos ligų gydytojas. Tai erkė prakaitė. Baisingai nugazdino, man asociacijos su erkiniu encefalitu buvo, o čia pasirodo Laimo liga.